paprasčiausiai žinant šitą komandą, jie turi eilę momentų, kur gali pakreipti įvykio eigą ir gynybiniais ten variantais aikštės gynyba keičia su asmeninė gynyba. Sunku prisitaikyti, aišku, žaidėjim. Nu, o po tokio sėkmingos pradžios tai yra tas momentas, kad jie labai aktyvus pasidarė, pralošinėdami, ėmėsi veiksmų ir, aišku, reikia turbūt pažymėti Vasilių, kuris toje atkarpoje kartu su Mažeika labai jau greitai atlošė tą mūsų pasidarytą pranašumą. Bet komanda nuteikinėjo iš pat pradžių, kad kaip bebūtų, viskas spręsis gale. Sakau, pažįstam trenerį, pažįstam žaidėjus su žemaitišku charakteriu, visada komanda kovojanti iki galo ir, aišku, reikia tam būti visada pasiruošus. Iš tikrųjų, pralošėm geresnį komandai, šiandieną Techasas buvo geresnė. Nu, tiesiog buvo laimingesni gale ir sveikinu su pergale. Iš tikrųjų, mes visada norim, ruošiamės pradėti rungtynės stipriau, bet ne visada pasiseka. Aš galbūt sakyčiau taip, nugalėjo Techaso komanda, kur, sakysim, tai vienas buvo aktyvus, tai kitas rezultatyvus ir galų gale ir Aleksandrovas išėjo, buvo svarbus jo metimai. Taip, kad visa komanda buvo nepavojinga ir nugalėjo viena komanda kitą komandą. Neptūnas stipri komanda, pažiūrėkit. Irgi tokia atkarpėlė vieną gavom kaip Kėdainis, lygiai taip pat jie išlošė paskutinį kėlinį. Tai irgi mes kada čia antram kėlinį 17 taškų turėjom, taip iš kitaip išbarstėm, man tai gaila buvo.
Bet išėjo kaip išėjo, svarbu pasiekti tą pergalę. Nužygiuojam toliau. Kaip manai, kokia priežastis, kad šiandien Džeimsas sumetė labai daug taiklių tolimų metimų? Nu, matot, Šilas visada eina po krepšiu, jisai toks mūsų pagalbinis yra. Jis toksai, jeigu kas gynyboje, ta prasme, jisai negali žmogus tokio didelio ištemti, jeigu ištems, tai mums po krepšiu bus sunku žaisti. O jisai toks nestandartinis yra centriukas, tos trajekus, šiandien kiek 9-5. Tai čia aš nežinau, mažas žaidėjo rezultatas puikus. Nu ir sumetė ten. Pusė ten laisvas, pusė tokių sudėtingų tikrai įmetė. Nu, tokia geresnė diena šiandien buvo.